Taip, klausau. Taigi, Neringa, tavo žodžiai buvo saulė, gėlė ir rūkas. Aš galiu čia Kokie improvizuoti kažką. gražus gamtiški žodžiai. Taip, Nu, labai tai klausau. gali, Vaidai. Gali. Vaidas irgi prisidės, žinok. Taigi, ši pasaka bus liūdna. Apie išsiskyrimą. Kada... Nu, čia Taip toks... skiriasi dabar. Nu, išsiskyrė kažkas, nu. Gerai. Kadaise Saulė ir Mėnulis gyveno kartu gražiai ir laimingai. Čiūčioliulė, tu mažulė. Bet vieną dieną, kai Mėnulis buvo darbe nakti pamainoj, Saulė išgirdo, kad po daugiabučio langais kažkas braižosi. O tu kaip braižaus? Žvilgtelė... Ne taip. turbūt. Žvilgtelėjusi pro langą, ji pamatė rūką. O ką, rūkai čia? Išsitraukė rūkas iš kišenės gitarą ir pradėjo ją virpinti. Saulė suprato, kad gitaristas iš rūko nekoks. O kai rūkas uždainavo, suprato, kad ir dainuoti jiems sekasi dar prasčiau. Na, atsiprašau. Rūkas supratė, kad šitaip Saulės nepaims, išsitraukė savo paskutinį kozerį. Nu. Tai buvo pikutūzas. Jo. Saulė nuleido rūkui iš skalbinių nupintą virvę. Ties 5 aukštu rūkas pradėjo įtarinėti kažką negero. O kažkas čia buvo. Ties 8 jau pradėjo ružuosti. Jau kažkas buvo. Taip, jūs gerai supratot. Virvė trūko ir rūkas su ja. Opa. Krentant rūkui prabėgo visas pusė gyvenimo prieš akis, Olio, klausyk, ką gerai gyvau. nes rūkas nemažai jo nugyveno. Olio, klausyk, ką neblogai nugyveno. O tai pakritimas buvo ganėtinai trumpas. Pukšt. Saulė apsiašarojo, ji išgirdo rakinamas duris, Kas čia atėjo? nusišluostė ašaras ir paskui į virtuvę, kur moteriai ir vieta. Neturiu komentarų. Grįžo Mėnulis su gėlėmis. Zvarova! Saulė virė košę, mėnesėlis kepė blynus, abu tylėjo. Kaip įvardinti tylėjimą? Tai tyla. Martynas gali sakyti. Martynas, tyla. Viskas, pasaka baigta. Jūs labai neblogai pasakoriai, žinokit, beveik ir užmigt galėčiau. Jo, aš jau beveik užmigau, žinok. Vien dėl to, kad aš turėjau vaidinčią, kurie nieks nemato, netgi ką aš čia darau. Tai dėl to neužmigau, bet šiaip jau būčiau užmigęs. Neringa, sveikinam išklausius šitą mūsų liūdną pasaką. Šiandien tu laimi dėžutę ledų, ar žinai, kur juos ateit pasiimti. Nu, super, jo, žinau, ačiū labai malonu. Bet nepadėk dar Neringa ragelio, nes Gerai, mums reikės dar... Nesakysiu. Aš neringai, aš tikiuosi, tu pamirši šitą liūdną pasaką, nes man taip gaila to rūko. Tai kur jis iš rūko? Vat jau čia lieka Čia paslaptim. kažkaip įdomu. Nu, tik rūkas ir tie žino, kuris iš rūko. Jo, ėjo parūkyt matyt.